Su herbu tai čia užtrolino biškį. Bet spalviškai tai prisiderino ir aš. Linkėjimai Teliai, ryšys su internetu Lenkijoje neveikia. Nors užsakytas planas, roamingas įjungtas, bet rodo špygą. Vaizdingas, žodžiu, vaizdas pro langą. Tai to ir užtenka, vis tiek mašiną atvažiavom pažiūrėti. Turim greičio matuoklį nešiojimą. Nebandžiau, bet nelabai mes čia ir lakstom šiaip namuose. Baisinė eilė įeit ir mašinų daug žmonių daug. Jeigu kažnapso įkalt nori, tai ateikit. Vadinasi, sėkmės nufotkint. Lenkam kabri kaiskę padarė. Kapotas nuo greičio nuskrido. Čia vadinasi, kai esi kirpėjas ir šiaip šarnyrai išlūžę. Iš tikrųjų parketinis džipas. Sugriuvo autobusas. Kas būna po bulviakaso? Čia kai kefyro per daug išgeri, tai tokių minčių genialių greičiausiai atsiranda. Nu ir katinukas pabaigai. Matyt, dėl arkų pyksta. Policijai daug darbo, visiems baudas rašo, kas ne vietoj priparkavę. Nežinau, bauda kokio dydžio, mes tai Lidle sustojom, susimokėjom pitaką keliom valandom ir ramus. Atrodo, lyg Kaune būčiau, atsivijo Kaunas.